Tai dar kartą būkite visi pasveikinti. Visiems labas rytas ir viliuosi, kad geriate ir turite skanę kavą. O aš ką tik ją gėriau, tik esu kitam pastate, tai negaliu nešiotis. Tai dar kartą labas rytas. Na ir aš jau ir su maldomis, ir mišiomis, ir viliuosi, kad jūs taip pat turėjote progą pasižiūrėti šios dienos skaitinius ir psalmę ir evangeliją. Jie labai nuostabūs ir man norėtųsi paskaityti šios dienos skaitinį šventų mišių, tai yra iš Michėjo knygos 7 skyriaus nuo 14 eilutės, ir kuris skamba taip: savo lazda ganyk savo tautą, tavo paveldo kaimenę, gyvenančią atskirai miške, sodų krašto viduryje. Tesigano ji Bašane ir Gileade kaip senovės dienomis, kaip išėjimo iš Egipto žemės dienomis. Dabar parodyk jai nuostabius darbus. Kur yra toks Dievas kaip tu, kuris atleidžia kaltę ir dovanoja nusižengimą savo paveldo likučiui? Jo pyktis netveria amžinai, nes jam malonu būti gailestingam. Jis vėl mūsų pasigailės, kojomis sutryps mūsų kaltes. Tu įmesi į gelmes visas mūsų nuodėmes. Ir psalmė 102 skamba taip: šlovink Viešpatį mano siela ir visa, kas manyje tešlovina jo šventąjį vardą. Šlovink Viešpatį mano siela ir nepamiršk, koks jis geras. Jis atleidžia visas tavo nuodėmes ir išgydo visas tavo ligas. Jis atperka tavo gyvastį iš kapo ir apgaubia tave meilę ir gailestingumu. Jis sotina tavo gyvenimą gerybėmis, kad būtum jaunas ir stiprus lyg erelis. Tai štai kokie mūsų skaitiniai ir evangelija yra apie gailestingąjį tėvą iš Luko evangelijos 15 skyriaus, bet mes esame įpratę sakyti iš sūnaus palaidūno, bet iš tikrųjų centras tai yra gailestingasis tėvas. Iš ties, šiandienos skaitiniai labai tinkantis, be abejo, kaip ir visi kiti, bet ypatingai tinkantis gavėniai ir dovanojantis mums pažadą, dovanojantis mums prisiminimą ir šiuo atveju ir pačiai tautai, Izraelio tautai. Tai apie ką tai yra? Šalia Jėzaus visada yra, galima sakyti, du tokie sluoksniai žmonių. Tai fariziejai ir nusidėjėliai. Ir nusidėjėliai, kurie eina savo keliais, bet vieną gražią dieną jų širdys sutrupėja ir jie atgailauja ir patiria Viešpaties gailestingumą, nuodėmių atleidimą, išgydymą. O tuo tarpu fariziejai, kurie turi aukštą intelektą, turi pažinimą, turi aiškinimą ir turi raštų pažinimą, bet jų širdis yra kieta, nes jie yra teisūs, jie yra teisuoliai. Tai ir išties kyla klausimas, ar ne, kas gali suminkštinti mūsų širdį, nes ypač krikščioniui, kuris yra tvarkingas krikščionis, labai didelis pavojus yra atsidurti toje fariziejaus vietoje. Tai nieko nepavogiau, nieko nenužudžiau, nieko nenuskriaudžiau, einu į bažnyčią kas sekmadienį, dar priklausau kokiai švento rašto grupeliai, nunešu sriubos ten 3 aukšte kam nors ir atrodo, viskas gerai, man čia atgailauti nereikia. Bet atrodo, ne? Bet iš ties kalba eina apie sugrūdusią nuolankę širdį, apie tyrą, gryną širdį. Ir kiekviename iš mūsų, galima sakyti, yra ir fariziejaus dalis, tai kuri atspindi sūnaus palaidūno istoriją, tą teisų į sūnų. Ir taip pat yra to, kaip pasakyti, palaidūno dalis, to nusidėjėlio dalis,
mūsų viduje. Tai išties, kaip ir popiežius Pranciškus nekartą yra sakęs, svarbu melsti nuoširdžios atgailos malonės. Ir išties mane tas labai palėtė, ar ne, kad net pati galvoju, ko aš savo meldžiu, ar aš meldžiu savo kažko tai. Net nežinau, ar aš kažko tai savo meldžiu. Net negaliu pasakyti, ar tos dovanos, ar anos dovanos, ar ten dar kažkaip tai kažkokios dovanos, kažkokio apčiuopiamumo, regimumo. Na ne, tikrai to nėra, gal tai jau praeitas etapas, bet kad mano širdis tiesiog būtų su Dievu, arba Dieve būk su manim, arba ir taip pat mano tokia intencija, kuri pastaruoju metu pačią mane lydinti, tai yra Viešpatie dovanok man nuoširdžios atgailos malonę. Nuoširdžios atgailos malonę, kad visada būtų ir supratimas, ir pažinimas dėl kur aš nuklydau, kur aš nusidėjau, ar ne. Tai, nes yra ir mintimis, ir žodžiais, ir apsileidimais yra. Tai, kaip pasakyti, ir tai gali būti širdies dalykai, kurių niekas niekada nepamatys. Na ir pavyzdžiui, toks atvejis, kuris man nutiko važiuojant autobusu, čia Romoje, ketvirtadienį turbūt tas buvo, įlipu į vieną autobusą ir kaip tik toj stotelėje daugiau nei pusė autobuso keleivių išlipa. Jis buvo tikrai pilnas, o aš įlipu į autobusą ir aš suprantu, kad nėra net ko kvėpuoti, nes labai, pirmą kartą taip užuodžiau, tame autobuse labai nemalonus kvapas. Ir kaip sąvartyno kvapas, jeigu kas nors buvote, tai suprantate, apie ką aš kalbu, nes aš pati lankiausi ten ne kartą. Tai toks tikros sąvartyno kvapas ir daugiau nei pusė keleivių išlipa ir laukia stotelį ir aš nesuprantu čia įlipus, kas čia vyksta. Ir stovi autobusas ir staiga išeina autobuso vairuotojas, matyt, ten kažkas pasiskundė ir jisai paprašo moterį keleivę su ten keliom tašėm pilnom išlipti. Ir matėsi, kad tai, kaip pasakyti, gyvenimo nuskriaustas žmogus ir gal su intelekto negale ir gal benamė yra. Ir taip toliau paprašė išlipti. Na ir tada įlipo toliau, keleiviai sugrįžo, visi langai atidaryti ir jaunimos ten buvo, gal atvyko irgi ekskursijai kokiai. Ir vienas jaunuolis labai demonstratyviai išsitraukė savo kvepalų buteliuką ir pusę autobuso išpurškė ir kad galėtų permušti tą kvapą ir toliau važiuoti. Ir aš taip, rytas buvo ir nelabai susirentavau, o po to, kai pradėjom važiuoti, pradėjau mąstyti daugiau ir galvoju, kažkas yra išprašomas, kad kiti galėtų komfortiškai važiuoti. Aš likau tame autobuse, likau tokia, sustingus, pasimetus ir nesusiorientuojanti, ką daryti. Ir po to važiuojant toliau ir matant tą elgesį ir visą kitą. Ir aš galvoju, iš tikrųjų kartais, kiek yra tų buteliukų, flakonėlių, tų kabutėse kvepalų, mūsų kasdienybėj, gal mūsų intelekte, mūsų, mąstymuose, išsipurškiam, kad čia viskas gerai ir paprašom išlipti arba ignoruojam tai, kas nėra gerai. Ir po to aš taip, man liko širdį iš tikrųjų tas mano pasyvumas ir galbūt daugiau iš pasimetimo. Ir aš galvoju, ką galėčiau padaryti kitaip, jeigu tokia situacija pasikartotų, tiesiog išlipti.
galbūt irgi kartu tiesiog išlipti. Taip, kvapas labai nemalonus ir galbūt tiesiog pašnekinti ir paklausti žmogaus vardo. Ir ten iš tikrųjų buvo už tilto Švento Petro bazilikos, tai ten net nėra kur pajudėti, kad arbatos pasiūlyti ar dar kažko, tai stotelė prie pat gatvės. Tai tiesiog gal kartu išlipti ir pašnekinti žmogų ir paklausti, koks vardas. Ir bent jau palaiminti ir pažiūrėti žmogų į akis. Tai va, kokios pamokos yra, ne? Kokios yra pamokos ir ar Dievas taip elgėsi, ar ne? Tu išlipk, nes tavo nuodėmė smirdi, nes kiti negali būti mano tėvo namuose. Taip nėra. Ir kaip mes matome iš šiandienos Luko Evangelijos, tėvas atsako savo teisiajam sūnui, tu visada su manimi, visa, kas yra mano, yra ir tavo. Ir aišku, sūnus paklydėlis grįžo visas suskurdęs, visas pralėbavęs viską ir garbę, ir šeimos, bet tėvas nepasako, tu smirdi, tu negražus, eik lauk. Bet puola pirmas, apkabina, susigraudina, apdovanoja ir kelia puotą. Tai aš galvoju, taip, žmonių akimis ta moteris suvargusi ir nemaloni, kvapo ir visa kita buvo žmonių akimis išprašyta. Bet Dievo akise nėra išprašyta. Aišku, tai yra pamoka man ir galbūt dainuotis, galbūt ir jums bus pamoka, kad ir kokia būtų beviltiška situacija, visą galima pasiremti prie žmogaus, kai ir nieko neturi, ir atsistoti šalia, paklausti, koks jo vardas, ir kur keliauja, ir pabūti šalia ir palaiminti, net jei nieko neturi ir nėra galimybės pavaišinti arba ją kartu išgerti. Tai visada yra galimybė pakelt akis, kaip sakant, pakelt akis į žmogų. Tai šitą progą praleidau, bet tikiuosi Dievas duos kitų progų, kitų pamokų, tai padaryti. Ir čia yra kalba apie štai, kodėl reikia tos suglumusios širdies ir jautrios širdies. Tai kodėl reikia atgailos, nes jinai jautrina širdį. Taigi esam kelyje, visi esam kelyje. Viešpatie Dieve, aš meldžiu malonės kiekvienam iš mūsų, jautrios, sugrūdusios širdies, atgailaujančios širdies, nuoširdžios atgailos malonės. Galbūt kai kurie jaučiamės teisūs, kai kurie jaučiamės nenusidedantis, viską gerai darantis, bet yra mintys. Yra kartais nuteisimai giliai širdyje žmonių, o įvykiai pasisuka kita linkme ir pasirodo visai kita tiesa. Bet mūsų nuteisimai eina kartais tokiu sparčiu greičiu, kad mes jais įtikim, o dar baisiau mes tai paskelbiam kitiems ir nuteikiam kitus. Viešpatie, palaimink tą moterį, kur aš nepajėgiau, nesusivokiau išlipti ir pažvelgti ją į akis, paklausti jos vardo. Ją palaiminti. Tu, Viešpatie, ją palaimink. Dėkuoju tau, Viešpatie, kad kartais dėl mūsų nuodėmių gausos, dėl mūsų dvasinės smarvės, tu mūsų neišprašai iš tėvo namų. Tu niekada mūsų neišprašai, bet visada lauki ir visada mes turime vietos tavo namuose. Palaimink kiekvieną iš mūsų ir mokyk, padėk mums būti taip mylinčiais, kaip tu esi mylintis. Ir neišprašyti nei vieno, kad ir kaip jisai mums būtų nemalonus. Nes tu mūsų neišprašai. Šlovinu tave, Viešpatie, už tavo gailestingumą ir tavo artimumą kiekvienam.
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.